Taigi, Labą dieną. laba diena. Tada aš dalinuosi iš karto ekranu. Gerai, prašom. Ar matosi? Matome, taip. Malonu. Ups, kažką padariau. Matosi? Taip. O, taip, tai jau kaip pristatė, esu aš Dzūkijos pradinių klasių mokytoja. Na ir šiandien mano pranešimas trupučiuką kitoniškas negu girdėtas kolegių, nes aš leisiuosi į virtualią erdvę. O kodėl? Todėl nusprendžiau, nes esu TV, tai yra tyrinėjimų grįstas mokymasis Fokus mokytoja, viena iš 20 Lietuvos mokytojų dalyvių. Na ir pabandysiu jums šiandien trumpai pristatyti virtualią erdvę, kuri palaiko mokymąsi grįstą bendradarbiaujant, tyrinėjant, naudojant internetinės laboratorijas, žinių valdymą. Taip pat supažindinsiu su vaikams sukurta mokymosi aplinka, kuri pavadinta Pusiausvyra. Na ir kas norės, galės ją išbandyti kaip mokiniai. Kasgi ta Grasper erdvė? Aš sakyčiau, kad tai yra viskam, nes tai yra nemokama prieiga internetinė, skirta švietimui ir dalymuisi žiniomis. Kokią galimybę turi ši platforma? Taigi, sukurti internetinės erdves, skirtas mokymosi veiklai, pasiekti šimtus įvairiausių šaltinių, kurie apima įvairius dalykus, dalintis galimybė yra su šiomis erdvėmis tiek su mokytojais, tiek su mokiniais, taip pat galimybė keliems mokytojams erdvėje kurti ir dirbti. Išnaudoti šias erdves siejant su integruotais ištekliais, archyvuoti šias erdves kartu su mokymosi rezultatais, kad vėliau galima būtų juos naudoti. Tai jeigu apibendrinant tai, ką aš pasakiau, tai yra sukurti patrauklų užsiėmimą savo klasėje. Kaip tai veikia? Kaip matote, ši erdvė turi sumontuotus šablonus, kurie palaiko mokymąsi tyrinėjant ir kuris vykdomas tam tikrais etapais. Taigi pirmas etapas yra orientacija, kurio žingsnelio šito metu yra vaikai supažindinami tiesiog su veikla, su tema, intriga galbūt sukuriama, suaktyvinimas, nuteikimas mokinių. Toliau yra konceptualizavimas, taigi problemos suaktyvinimas, iškėlimas, ar būt hipotezės kažkokios iškėlimas. Toliau vykdomas tyrimas įvairus, praktinė veikla, daromos išvados ir sukurti galima diskusiją. Arba, kitaip sakant, refleksiją, įsivertinimą. Kiekviena iš šitų šablonas turi dar tokius papildomus tarpus, kur galima užpildyti įvairiais elementais. Tais tarpais, žinomais kaip aplankais, tai galima pridėti savo norimus failus, pridėti nuorodas, pridėti programas, kaip minėjau, sukurti diskusiją. Ši platforma yra gerai integruota su GoLab projekto programų sistema. Taigi, kiekvienas vartotojas, tai yra mokytojas, gali tiesiogiai pasirinkti programą, kaip matote. Programą iš labs, iš laboratorijos, gali pasirinkti programėlę, gali pasirinkti tyrinėjimo mokymosi aplinką, aišku, gali sukurti ir savo asmeninę erdvę, gali daugiau pasiieškoti informacijos, jeigu nežino, yra suteikiama pagalba. Taigi galima panaudoti jau sukurtais ištekliais kitų mokytojų sukurtomis veiklomis. Na ir šiandien norėčiau pristatyti trumpai, taupant laiką, kaip esu sukūrusi mokymosi tyrinėjant aplinką, kurią pavadinome Pusiausvyra
ir ką joje matome. Taigi, kaip matote, tie patys šablonai, kurie, sakiau, yra įmontuoti. Šablonus galima persivadinti, kaip mes norime. Tai yra vaikams, mokiniams suprantamai. Ir, kaip matot, aš pirmą šabloną pasivadinau, kad tai yra problema. Toliau, kad vaikai norėčiau, kad iškeltų hipotezę, kad ją patvirtintų, įkėliau laboratorinį darbą vaikams. Na, o atlikus laboratorinį darbą labai smagu ir atlikti praktinį darbą, taigi programavimo užduotį ir padaryti išvadą, sukurti diskusiją. Į kiekvieną šabloną sudėjau tam tinkamą medžiagą problemai spręsti, kad vaikai galėtų atvertę kiekvieną žingsnelį surasti, ką jie turėtų atlikti, kad išspręstų, atsakytų į iškeltą hipotezę arba išspręstų šios dienos numatytos veiklos problemą. Kaip vaikai patenka į mano sukurtą erdvę? Taigi labai paprastai, kaip matote, vaikai gali gauti nuorodą arba tiesiog paimti ir nuskanuoti kodą ir mokinys patenka į erdvę parašęs tik tai savo vardą. Kaip atrodo ta erdvė, į kurią patenka mokinys. Taigi, kaip matote, vėl tie yra numatyti žingsneliai ir pirmasis žingsnelis tai yra problema. Mokiniai pamato medžiagą, kurią aš sudėjus, sukėlus į problemos šabloną. Mokymasis vyksta žingsneliais. Pirmas žingsnelis, susipažinę mokiniai su problema, kaip matote, įkeltas yra mano filmas, labai trumpas, pasižiūri ir pamato problemą, kodėlgi vaikai negali pasisupti. Vadinasi, mūsų pamokos tema arba veiklos tema yra išspręsti šią problemą. Toliau antras žingsnelis yra hipotezės iškėlimas. Vaikai pirmiausia randa ir praplečia žodyną, kas tai yra hipotezė, išsiaiškina. Tuomet iš pateiktų žodžių junginių kiekvienas susidėlioja hipotezę. Na ir tuomet eina trečią žingsnelį, kur atliekamas laboratorinis darbas arba kitaip vadinamas tyrinėjimas. Vaikai gali pasirinkti ir greitį, gali pasirinkti lengvesnį, sunkesnį, dar sunkesnį ir ištyrinėję, išsiaiškinę, kaip čia vyksta, kodėl negali pasisupti, kodėlgi nepritaikyti ir patiems nesukurti supynių ir užprogramuoti. Taigi keliauja į programavimo užduotį ir Scratch įrankiu sukuria supynės ir jas užprogramuoja. Ką reikėtų čia vaikučiams? Pasirenka sceną, pasirenka veikėjus ir užprogramuoja, ar tai yra sukuria programavimo kodus ir pasitikrina, ar teisingai, ar jų veikėjai sukurti gali pasisupti. Tuomet atlikę užduotį mokiniai eina į diskusijų arba išvadų. Čia galima vaikučiams rašyti, ką jie suprato, atsakyti, pasitikrinti, ar jų hipotezė buvo iškelta teisinga, gali įsivertinti, gali vieni kitiems pritarti, tai yra labai tarp vaikų mėgstamas laikus dėti, gali paneigti, gali rašyti komentarus ir pritarti arba nepritarti draugams. Kuogi išbandžius su savo vaikais ir pradėjus dirbti šioje virtualioje erdvėje, supratau, kuogi naudinga vaikams. Tai pirmiausia, tai lavina tikrai visas kompetencijas. Mokėjimo mokytis ir skaitmeninio, ir kūrybiškumo, ir nebijo vaikai suklysti ir taisyti savo klaidas. Mokymas yra struktūrizuotas mažais žingsneliais. Galimybė dirbti pagal savo tempą,
Užduotys yra visos sudėtos vienoje erdvėje. Gali grįžti į prieš tai buvusią užduotį, pasitikrinti ir toliau vėl keliauti. Na ir be abejo saugi yra aplinka. Primenu, labai atsiprašau, tiesiog į pabaigą jau eikime, nes laikas į pabaigą, tikrai, užbaikime jau. Ačiū. Jau vien. Ir kaip sakiau, kad gali mokytojas pabūti mokinių pabūti mokiniais ir jeigu nori, yra galimybė nusiskanuoti va štai mūsų veiklos sukurtos OR kodą, taip kaip vaikai nusiskanuoja ir įeina ir mato, atlieka veiklas, tą virtualią mokymosi erdvę. Jeigu norės. Na ir baigdama, noriu pasakyti, apibendrinama, noriu pasakyti, kad ši platforma pritaikyta Europos mokytojams, kad gali būti sukurta ir pasidalinta tyrimų mokymosi erdvėmis. Nuo 2006 metų daugiau nei 9000 mokytojų iš viso pasaulio sukūrė šią paskyrą. Prie platformos prisijungė daugiau nei 4000 mokytojų. 3000 mokytojų sukūrė mokomasias erdves ir apie 200 jų jau išnaudojo kartu su mažiausiai 10 mokinių grupe. Tarp jų ir mano mokinukai taip pat naudoja šią erdvę. Taigi tiek ir atsiprašau ir ačiū už išklausymą.